Mes šiandien daugiau nei baldinės plokštės ar furnitūra. 30 metų judesio, 30 metų tikslinimo, 30 metų ieškojimo, kaip padaryti efektyviau. Ir viską suvedam į vieną tašką, kur daiktas tampa sprendimu. Už sienų miestas, platūs siluetai sluoksniai ant sluoksnių, rankovės ilgesnės nei reikia, bet taip ir turi būti. Telefonas kišenėje svarbesnis nei piniginė, automobiliai be garso, be vibracijos, tik ekranai, šviesos ir kryptis. Namuose skandinaviškas minimalizmas, mažiau daiktų, daugiau švaros, natūralią gamtą atkartojantys medžio raštai, marmuras, terazo, virtuvė be rankenų, spinta, kuri susilieja su siena, mažiau formos, daugiau pojūčio, o kažkur tarp viso to mes, ne pirmam plane, bet kiekvienam plane, nes svarbi kiekviena detalė. Viskas prasideda nuo idėjos, nuo etapo, kurio nematai, bet jis laiko viską. 1996 metai Kaunas. 2 draugai, 1 garažas, 1 sprendimas pradėti. Užsidegimas didesnis už galimybės. Viskas kur kas paprasčiau, o kartu ir sudėtingiau. Sąskaita gimsta ranka per kalkę, raidė po raidės. Telefonas su laidu, ryšys, kuris kartais nutrūksta, bet vis tiek grįžta. Reklama laikraštyje, juoda ant balto, trumpai, aiškiai, be triukšmo. Verslas rankomis, be sistemų, be automatizacijos, tik su nuojauta. O už durų miestas, džinsai su aukštu liemeniu, megztiniai su raštais, kurie niekada nesikartoja. Odinės striukės, sunkios, blizgios, lyg saugotų nuo visko. Automobiliai kampuoti, golfai, pasatai, spalvos tarp pilkos ir dar pilkesnės. Variklis garsesnis už muziką, namuose sekcija per visą sieną, stiklas, kuris saugo gerus indus ir kilimai ant sienų. Kad būtų šilčiau, kad būtų jaukiau, kad būtų gražiau, kaip tuo metu supratom grožį. Ir tame visame pradžia. Dar be aiškios formos, bet jau su pojūčiu, kad viskas laikosi ant mažų dalykų. Po 30 metų detalės gal nebeatrodys kaip detalės. Jos bus jaustos į viską, nematomos, bet viską jungiančios. Miestas nesibaigs, jis tekės, ištisas gyvenimas vyks vienoje erdvėje. Ryte darželis tame pačiame kvartale, kur gimsta idėjos. Dieną susitikimai erdvėse, kurios pačios persitvarko. O vakare vanduo, šiluma, tyla, be perėjimų, be ribų. Gamyba tyli, beveik kaip kvėpavimas. Žmonės juda lengviau, audinys prisitaiko, keičia formą, spalvą, temperatūrą, drabužis tampa funkcija, o ne pasirinkimu. Nebėra vairavimo, tik judėjimas, erdvės gyvos, sienos keičia tekstūrą, šviesa reaguoja į nuotaiką, baldai prisimena, kaip tu gyveni. Ir net tada, kai viskas taps greičiau, minkščiau ir išmaniau, liks tas pats pagrindas – idėja, nuo kurios viskas prasideda.